Sveiki visi, esu Mantas iš kompanijos Stoker, esu Kauno regionų pardavimų vadovas. Esam šiuo metu naujausiame Kaune Toyota Pro serviso centre, kur kompanija Stoker sumontavo dalį įrangos. Pirmas keltuvas vokiečių gamintojo Rotary, 2 kolonų hidraulinis keltuvas, skirtas elektromobiliams. Esminis skirtumas - kelimo rankos, kurios leidžia pakelti automobilį ir pakėlus automobilį leidžia daryti visas operacijas, ką reikia su baterija. Ją išimti, įdėti naują, išimti, pataisyti. Tai pagrindinė šito keltuvo specifika tokia. Tai čia yra elektrikų vieta. Turime žirklinį keltuvą. Čia viso jo nesimato, nes automobilis dabar. Ir už nugaros turim ratų suvedimo stendą. Gali būti atliekami įvairūs darbai, kur reikalingas keltuvas, bet pagrindinė misija, sakykime, specifinė yra misija užmatuoti ir reguliuoti automobilių ratų geometriją. Keltuvas taip pat Rotary vokiečių gamintojo, o ratų suvedimo stendas yra iš Snap-on grupės iš Amerikos. Tai būtent John Bean vardu šitas stendas ir atlieka visas šiai dienai reikalingas funkcijas, kad galima būtų kokybiškai padaryti ratų suvedimą. Ką mes matome prie suvedimo keltuvo? Tam, kad reguliuojama ratų geometrija, lygiai grečiai tame centre yra padaryta opcija, kad jie galėtų patikrinti automobilių žibintus. Mes labai dažnai važiuojame automobilių naktį ir matome priešinis automobilis akinamus. Arba jis labai pakrautas, arba jo žibintai blogai sureguliuoti. Tai su šituo stendu kameriniu reguliuoja įvairių tipų žibintus. Dar vienas 2 kolonų keltuvas, Rotary gamintojo. Šitas keltuvas, kaip matom, yra masyvesnis. Tai šitoj darbo vietoje jisai kelia 6,5 tonas. Tai skirtumas tas, jo yra ilgesnės kelimo rankos, jisai gali kelti sunkesnius, didesnius komercinius automobilius. Einamiausias lengvųjų automobilių serviso keltuvas, tikrai patikimas, paprastas ir ilgaamžis. Turime 2 raudonas stakles. Šitom staklėm atliekami ratų priežiūros darbai. Vienos staklės ratų numontavimas, užmontavimas, kitos staklės ratų balansavimas. Staklės tikrai atitinka visus šiuolaikinius reikalavimus, gali montuoti ir balansuoti. Tikrai galiu drąsiai sakyti visus ratus. Ten buvo darbiniai įrankiai, čia noriu pabrėžti, kad šitie baldai, ne, čia jie ne dėl grožio, čia yra specialiai pagal šito centro žmonių norus pagaminti baldai. Tai yra dėja italų gamintojas, aukščiausio ligmens baldai, kurie gaminami pagal jūsų norus. Šitas gamintojas viską padarys taip, kaip reikia pagal jūsų, šiuo atveju, serviso, sakykime, planą. Čia matome nuleistą dar vieną keltuvą. Esminiai privalumai yra tas, kad jisai yra lygus su grindim, Nussbaum vokiečių gamintojas. Jisai kelia automobilį, kabo ratai lygiai taip pat kaip su 2 kolonių keltuvu. Tai mes matome ir jisai kelia jį iki 1,80 m apie. Jį tikrai pakankamą darbinį aukštį. Šiuo metu esame plovykloje. Kaip matome, standartinė rankinė plovykla su 2 besisunkinėjančiom rankom viršuje. Tam, kad patogu operatoriai būtų plauti, su vienu pistoletu plauna švariu vandeniu, su kitu pistoletu užnešinėja putas ant automobilio. Ir dar matome 2 pistoletai su spiraliniam žarnom. Paruošti tai vienas yra purvo tirpikliui, o kitas yra vaško užnešimui. Čia mes matom tą darbinę patalpą, parodysiu, kur viskas sumontuota, patys įrenginiai kaip atrodo. Matėm, kaip viskas atrodo pačioje plovykloje, bet visi suprantam, nei vieno įrenginio viduje nematėme. Šiuo atveju įrenginiai visi yra sudėti už sienos. Standartinė Kercher aukšto slėgio profesionali plovykla, kuri generuoja aukšto slėgį su švariu vandeniu automobilio nuplovimui. Tas pats aparatas generuoja putų padavimą su kitu pistoletu. Ir kaip matėte, ten dar kabo keletas pistoletų, tai šitie 2 mėlyni apvalūs daikčiukai maišo tam tikrų santykių tiek purvo tirpiklį, tiek vašką ir atitinkamai ten operatorius plovėjas užnešinėja jį ant automobilio.